Jeigu būčiau žinojusi tai anksčiau, mano vaikų investiciniai portfeliai atrodytų visiškai kitaip. Tuo metu rinkoje tokių investavimo galimybių nei buvo, nei aš apie jas žinojau. Ir šiandien noriu pasidalinti, kaip investuoti vaikui be rinkos svyravimų, be komisinių mokesčių ir su dviženklė grąža. Ir paimsiu čia paskaičiuoti porą scenarijų, kurie padės įsivertinti savo dabartinę situaciją ir ką mes su turimais pinigais galėtume pasiekti, kalbant apie vaikų investicinius portfelius. Paskaičiuosiu du variantus, jeigu mes investuojam per pirmuosius 2 vaiko gyvenimo metus arba jeigu mes neinvestuojam per tuos 2 pirmosius gyvenimo metus. Video tiems, kas šiuo metu laukiasi, planuoja kūdikius arba jau turi vaikus. Jeigu pirmą kartą pasijungiai mano kanalą, tai labas, aš esu Justina ir mano tikslas yra parodyti, kad investavimas neprivalo būti sudėtingas ir komplikuotas procesas ir investuoti gali kiekvienas. Tai kviečiu spausti like, subscribe ir apačioje palikti komentarus, nes taip pat atsakinėju į jūsų išsamius ir protingai užduotus klausimus, tam, kad mes visi galėtume būti edukuoti iš toj bendruomeniai, o taip pat iš klausimų aš dar pasisemiu ir idėjų video. Paimkime scenarijų, kad šiai dienai esate šeima arba planuojat kūdikį ir žinote, kad jūsų pajamų užteks būtiniesiam reikalingiam savo ir vaiko poreikiam užtikrinti ir dėl to valstybės skiriamus vaiko pinigus planuojate įdarbinti nuo pat to momento, kai tik tais gausite. Jeigu pasižiūrėtume į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapį, ar ne, tai 2025 metais kiekvienam gimusiam vaikui Lietuvoje išmokama vienkartinis 770 eurų dydžio išmoka. Tai gimus vaikui asmuo dėl vienkartinės išmokos skirimo gali kreiptis per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Tai čia beje priminimas dar tiem, kas dar to nepadarėt ir jau turit gimusi kūdikį, bet nepasiėmėt 770 eurų, tai vis dar galite tą padaryti. Tiesiog užsukit į socmin.lrv.lt puslapį ir susiraskit šitą informaciją. Ir vėliau, kiekvieną mėnesį, kiekvienam vaikeliui Lietuvoje yra pervedama 122 eurai su puse. Paskaičiuokim, kaip atrodytų tas rezultatas prie 15 ir 1% grąžos, tai yra ta vidutinė prognozuojama grąža būtent per Indemo platformą, apie kurią šiandien plačiau ir pakalbėsiu bei parodysiu skaičiavimus, jeigu nuspręstumėte investuoti per šitą pasirinkimą. Tai dabar parodysiu 2 skaičiavimus, kiek galit sukaupti vaikui, jeigu pradėtumėt nuo tos pradinės investicijos, kurią valstybė skiria vaikui. Tai yra 770 eurų ant karto, įsidedam ir tada 18 metų kiekvieną mėnesį investuojam visus vaiko pinigus. Tai pradžiai įdedam 770 kaip initial investment, skaičiuojam eurais ir renkamės 15% vidutinę metinę grąžą, paimsim 18 metų ir kiekvieną mėnesį įnešam papildomai po 122 eurus. Tai po 18 metų jūs iš viso patys būsite įnešę 26 352 ir sudėtinių palūkanų pagalba tie pinigai jūsų vaikui bus papildomai uždirbę 113 000, kas yra iš viso bendra investicija 140 000, praktiškai 141. O dabar pasižiūrėkim tą skaičiavimą, kaip atrodytų, jeigu jūs planuojat suinvestuoti tą pirminę investiciją vaikui, tai yra 770 ir norit pasilikti tokią kaip atsargą tuos pirmus 2 metus ir naudoti vaiko pinigus vaiko būtiniesiam poreikiam patenkinti. Ir norit suvaldyti tą riziką, kad reikės išsiminėti iš investicijų, norit tuos pinigus paskirti vaikui, tai skaičiuokim, kad jūs investuojat 770, paliekat augti ir dirbti 2 metus ir po 2 metų, kai vaikučiui 2 metai ir dažniausiai vienas iš tėvų, ar ne, arba mama, arba tėtis jau irgi pilnai iškeliauja dirbti, atsiranda jūsų tada normalios didesnės pajamos ir tada vaiko pinigus planuojat investuoti. Ne, tai bus tokio kaip periodinio investavimo kiekvieną mėnesį bus 16 metų ir 2 metus 770 eurų dirbs. Tai 770 initial investment, ar ne, prie 15% vidutinės metinės grąžos ir mes laikom tuos pinigus 2 metus. Daugiau kiekvieną mėnesį jokios sumos neįnešam. Spaudžiam calculate. 770 eurų bus padirbėję ir uždirbę papildomai 263 eurus. Tai turėsit bendrą investiciją 1000 eurų. Tai mes tą 1033 įsivedam prie initial investment ir tuos pinigus paliksim dirbti vėl prie 15% vidutinės metinės grąžos. Tik dabar jau dėsim 16 metų ir investuosim papildomai po 122 eurus. Skaičiuojam, tai per 16 metų jūsų
vaikas, būdamas 18 metais, tada jau vėlgi turės 105 tūkstančius eurų. O jūs realiai investuojat tai, ką valstybė paskiria vaikui, įdarbinat tuos pinigus ir jau 18 metų jisai tikrai turės pakankamą kapitalą ir automobiliui, ir teisėmo, galbūt tiesiog norės pasirūpinti savo ateitimi ir maždaug 30 metų galės nebesukti galvos, nes turės pakankamą tėvų sudėtą kapitalą, kuris leis jaustis visiškai saugiai. Ir beje, vienas iš mano video, kuriuos visiškai nesenai dariau savo kanale, tai būtinai kviečiu jį pasižiūrėti, jeigu vis dar svarstot pradėti ar nepradėti investuoti į Indemo platformą ir dar jo nematėt, tai kviečiu pasižiūrėti čia, nes čia aš kalbu apie tai, kaip šitokios didelės grąžos, kokias šiai dienai siūlo Indemo platforma, jos nesitęs amžinai. Be abejo, skaičiuojant ar ne, rezultatai tikrai fantastiški bus tiems, kurie iš tiesų imsis veiksmų ir pradės žengti tuos pirmosius žingsnius. Nes kuo daugiau atsiranda investuotojų platformoje, ar ne, tuo yra reikalinga didesnė pasiūla objektų. Mes turim turėti mintyje, kad visos tos vyšnaitės ant torto, kurios turi didžiausias grąžas, jos yra išgraibstamos pirmųjų investuotojų. Šiai dienai tie pirmieji investuotojai yra gavę apie 26% vidutinės metinės grąžos. Tai vėlgi, skaičiuoju ne su 26, skaičiuoju su 15, jeigu gausim daugiau, tai visi tiesiog būsim laimingesni. Dabar trumpai investavimas į Indemo, tai yra investavimas į vertybinius skolos popierius. Tai reiškia, kad mes perkam vieną notes, o vienas notesas turi savyje 8 paskolas, kurios yra užstatytos nekilnojamu turtu Ispanijoje. Tai štai čia rasite daugiau informacijos ir apie patį produktą, ar ne? Tai Discounted Debt Investments arba NPL, Non-Performing Loans, nemokios paskolos. Tai yra diskontuotos skolos investicijos. Kas yra tos diskontuotos skolos investicijos? Kaip ir minėjau, sukūrimos iš paskolų, už kurias skolininkas nesugebėjo mokėti įmokų. Skolininkai, pavyzdžiui, bankai, dažnai parduoda šitas paskolas rinkoje už gerokai mažesnę kainą, įskaitant su jomis susijusių nekilnojamą turtą. Tai mes paskolinam pinigus, bet mūsų ta paskola yra garantuota nekilnojamu turtu Ispanijoje, kuris būtent ir yra atrenkamas kaip vyšnaitės, ar ne, pačios gražiausios ant torto. Tai atrenkamas tas nekilnojamas turtas, kuris turi didžiausią tikimybę būti parduotas ir iš tiesų uždirbti pakankamai didelius pelnus investuotojams ir platformai. Čia matysit daugiau informacijos, taip pat pas mane kanale tikrai rasite ir išsamius paaiškinimus, kaip veikia Indemo platforma, kokios yra rizikos, tai šitoje vietoje čia per daug nesiplėsiu, bet prisijungsiu, kaip atrodo Indemo paskyra ir aplinka, kai jau užsiregistruojate platformoje. Jeigu dar to nepadarėte ir jums šitas pasirinkimas atrodo patrauklus ir įdomus, tai apačioje rasit registracijos nuorodą, kviečiu spausti registruotis ir registracijos procesas yra ypatingai paprastas. Galime atkeliauti prie mano Analytics, mano šito Indemo portfelio Analyticsų ir pasižiūrėti, kokius aš generuoju rezultatus. Tai bendras ROI yra 55% Return on Investment, ar ne? Tai nuo mano pradinės investuotos sumos kol kas grąža yra štai tokia, kas, na, aš žinoma nesitikiu, kad tai tęsis per ateinančius 24 mėnesius, nes Indemo platforma kaip veikia, ne? Jūs suinvestuojat pinigus, jūs neturit rinkos svyravimo, bet jūsų investicija yra užrakinama 24 mėnesių laikotarpiu. Nors, ką būtent rodo pati Indemo statistika, kad Indemo paskolos yra pagrąžinamas pilnai per 18 mėnesių, ne per 24. Bet planuojantis ar ne, įsivertinkite 24 mėnesius. Kaip atrodo tie mano turimi notes arba paskolų rinkiniai, kuriuos aš suinvestavau, tai atkeliauju prie portfolio ir renkuosi notes. Aš turiu 7 notes, į kuriuos esu suinvestavusi. Galim atsidaryti ar ne vieną iš jų ir matom, ar ne, čia yra ISIN kodas, tai yra jau koduota paskola. Apie ISIN kodus esu pasakojusi daugiau šitam video, tai galit pasižiūrėti, jeigu tai yra įdomu. Tai dabar, jeigu mes atsidarom vieną iš mano pirmųjų investuotų notesų, tai matot 8 nekilnojamo turto objektus, 2 iš jų jau yra parduoti, už kuriuos man ir pargrįžo grąža, ar ne, ir tas pelnas, tai vienas objektas sugeneravo 65% pelno ir kitas objektas ant mano suinvestuotos sumos atnešė 36%. Tai va, iš ten aš ir turiu tos bendrai 55. Dabar jeigu aš atsidarau savo pirmąjį notes, aš matau, kad jo flow būsena, tai yra bendrai kiek yra pasistumėjusios visos 8 paskolos iki savo baigtumo proceso, tai jau yra 59%, praktiškai 60%, ar ne? Tai aš jau netrukus turėčiau gauti ir pelną iš šito objekto, tai yra House in Torrelodones. Fioletinis slankiklis, ar ne, keliauja iki pat galo ir šioje vietoje, kai objektas yra parduodamas, pelnas už jo pardavimą, pagrąžinus paskolą, yra padalinamas investuotojams.
investuotojams ir pačiai platformai. Ir taip pat aš matau, kad va čia didžioji dalis, ar ne, dar 3 objektai, tai iš viso jau netrukus 4 objektai turėtų būti parduoti ir aš gausiu grąžas taip pat iš šitų. Ir man reikėjo sulaukti, kol šitie 2 objektai bus parduoti. Kas yra smagu platformai, kad mes galim atsidaryti būtent ir pačius nekilnojamo turto pasirinkimus ir pasižiūrėti plačiau apie juos. Taip galim pasinagrinėti rinkdamėsi notes, į kurį norim investuoti. Štai čia yra visa informacija, ar ne, svarbiausi dokumentai taip pat pridėti, tai kviečiu pasidairyti po šitą vietą. Ir patogus variantas yra dar tai, kad jeigu mes investuojam, kad ir vaikui pradžią, ar ne, tuos 770 eurų, net neplanuojam daugiau įnešinėti pinigų, ką mes galim pasidaryti, ar ne, tiesiog pasirinkti auto investavimo funkciją, paspausti, kad mes sutinkam, kad platforma automatiškai reinvestuotų mūsų uždirbtą pelną į visus kitus galimus ar prieinamus tuo metu rinkoje notes pasirinkimus ir taip mes žinom, kad tie 770 eurų per ateinančius 24 mėnesius, iki kol aš pradėsiu keliauti į darbą, gausiu pajamas ir pradėsiu investuoti papildomai savo jau kas mėnesį gaunamus vaiko pinigus, tai žinom, kad ta suma tikrai dirbs ir palūkanos dar bus papildomai darbintos ir mums nereikės visiškai sukti galvos. Mano minėtas vienas iš akcentų pačioje pradžioje, kad šiai dienai pati platforma netaiko visiškai jokio administravimo mokesčio. Jūs persivedat pinigus nemokamai, išsiemat pinigus nemokamai ir už tai, kad kai investuojat į kažkurį iš pasirinktą nautsų, galim pasižiūrėti šiai dienai markete yra 3 pasirinkimai, renkamės investuoti nuo tokių minimalių sumų kaip 10 eurų, nėra nuimamas joks komisinis mokestis būtent pačiai platformai už transakcijas. Ir dargi šiai dienai galim pasižiūrėti, ar ne, kad yra aktyvus cashback pasirinkimas, tai nuo kovo 17 iki balandžio 16 dienos dar galit papildomai padidinti savo grąžą būtent iš Indemo platformos, nes gausit cashbacką. Tai yra momentinis pinigų grąžinimas tuo metu, kai suinvestuojat į nemokės paskolas, į kažkurį iš notes pasirinkimų, ar ne? Tai investuojant nuo 200 eurų iki 800 eurų gausit 1,5% cashbacką, jeigu investuojat daugiau kaip 800 eurų gausit 2%. Jeigu pasižiūrėsim, kokie yra dar bonusai, tai mes turim level 2 bonusą, kaip pavyzdys, jeigu investuojam 1000 per vieną kartą arba net ir mažesnėmis sumomis, bet tiesiog 1000 eurų, mes gaunam 20 eurų cashbacką momentaliai. Vėlgi, visai smagus pasirinkimas. Tai čia galit pasiskaityti, kaip pasididinti būtent tą cashback, ar ne, kaip gauti maksimalius rezultatus. Tai kviečiu pasinagrinėti po platformą, jeigu kas nors neaišku, tai rašykit komentaruose apačioje ir kol kas ačiū, kad žiūrėt. Iki. Tai kūdikio poreikiams už